Anekdotas apie matematiką ir avis. Jeigu jūs kankina nemiga, jums gali padėti susirasti papildomo darbo, nes dabar internete ieško matematikos mokytojų, korepetitorių. Ateina vyrukas pas daktarą. Čia anekdotas. Ateina vyrukas pas daktarą. Nes vyrai pas daktarą patys neina. Vyrus pas daktarą atneša. Taigi, jau juokinga. Ateina vyrukas pas daktarą ir sako, daktarė, mane kankina nemiga. Daktaras sako, gal norite tapti matematikos korepetitoriumi? Sako, gal visai praverstų. Sako, tai jūs tada naktį skaičiuokite avis, kurios šokinėja per tvorą. Ir kiekviena avis, kuri šoka per tvorą, turi dar ir išspręsti matematinį uždavinį jūsų galvoje. Praeina mėnuo laiko, ateina vaikinas pas daktarą, sako, padėjo, bet dabar pas mane alergija matematikai, avies kailiui, avienai. Noriu dėstyti matematiką. Ir aš noriu turėti savo avių fermą. Geros jums dienos.